Sveiki visi, aš esu Simonas Bendžius iš Fizinių ir technologijos mokslų centro arba FTMC. Čia yra tinklalaidė Tai ką jūs ten darot. Iš karto pristatau savo pašnekovą ir labai jo džiaugiuosi. Tai yra FTMC fundamentinių tyrimų skyriaus astrofizikas, fantastas, atsakingas tėvas, daktaras Kastytis Zubovas. Sveikas, Kastyti. Sveikas, Simonai. Kas nežino Kastyčio, tai pasiekite interneto puslapius tokius kaip konstanta.lt, žiūrėkite Mokslo sriubą ir tinklalaidę Visiškas kosmosas į kiekvieną savaitę eina. Taip pat, gal nereklamuokim vieno interneto portalo, bet jis iš D raidės prasideda, kuriame Kastytis irgi, žodžiu, jau pradėjo rašyti, ar ne, straipsnius populiarinimo. Tai, žodžiu, džiaugiuosi dėl to, kad Kastytis yra vienas iš labiausiai mokslą populiarinančių žmonių Lietuvoje. Ir jo tema yra astronomija, astrofizika, kosmosas, juodosios skylės ir visi kiti labai smagus dalykai. Ir Kastyti, gal ir tada pradėkim nuo to, jog viename iš savo daugelio interviu, kai tavęs paklausė, kodėl tu tiek daug rašai, tiek daug kalbi, visur eini į įvairiausias laidas ir kalbi apie kosmosą ir mokslą, tu pasakai, kad mano tas darbas tos tiesioginės naudos neneša, tai dėl to jaučiu tokią kaip pareigą visuomeniai, tautai, tėvynei, artimui kalbėti apie mokslą ir populiarinti. Taip, kaip ir pats ir atsakėjai į klausimą. Taip tikrai jaučiu, nes esu fundamentinių mokslo atstovas. Astrofizika yra toks mokslas, kuris padidina supratimą apie visatą, duoda įdomių žinių, bet tiesiogiai tų atradimų nepritaikysi. Nuo jų gyvenimas žmonėms nepagerėja. Tai vienas būdas, kaip visuomenę įtraukti, supažindinti su tuo, ką veikia astrofizikai, kas apskritai atrandama toje srityje, kas joje vyksta, yra būtent mokslo komunikavimas. Komunikuoti galima, aišku, bet kokio mokslo pasiekimus, bet jeigu kalbam, tarkim, apie mediciną, tai yra labai tiesioginė nauda iš medicinos tyrimų arba iš kokio nors medžiagų mokslo tyrimų, kur irgi naujos sukuriamos medžiagos, jos pritaikomos įvairiausiose gyvenimo srityse. Tai ten pasakojimai apie atradimus, jie irgi yra įdomus, bet manau, kad tose srityse jie nėra tiek kritiškai svarbus, kiek svarbus yra astrofizikoje ir kitose fundamentiniuose moksluose, tarkim, apie matematiką kokią kalbant, irgi manau, kad tas pats galioja ir apie kitas panašias sritis. Ir ką tau asmeniškai pačiam, kokią tau naudą duoda astrofizika? Astrofizika kaip tokia. Vis tiek tu tą darai, ar ne? Ir vis tiek tai tave, kaip sakant, veža. Turbūt, tikiuosi. Taip, tikrai labai įdomu yra. Tiesiog kuo daugiau gilinuosi, kuo daugiau to mokslo darau, tuo labiau suprantu, kiek dar yra nežinomų dalykų, kiek dar įmanoma kažką atrasti. Tiesiog ta galimybė prisidėti prie tų atradimų, toj savo nedideliai siauroj srity padaryti kažkokių atradimų, kurių anksčiau niekas nežinojo, nebuvo atradęs, yra tikrai tiesiog smagus pojūtis. Tai, žodžiu, galima sakyti, kad patenkina smalsumą apie visatą. Kas labai irgi yra įdomu, jog didžiausi mokslo populiarintojai, kad turiu menį apie mokslininkus pačius, tai yra tu ir Mažina Mackoit-Sinkevičienė. Ir kas įdomu, jog abu jūs esat teorinės fizikos atstovai, ar ne? Kaip ir apie tuos dalykus nagrinėtis, kurie vėlgi tokios, sakysi, tiesioginės naudos neneša, ten išradimo daikto tu neapčiuopsi, turbūt ar neparodysi, bet būtent, kad jūs abudu, ar ne, daugiausia vis tiek kalbat apie mokslą. Bet šiaip kalbant, ar ne, aš ir Maženos to paties klausiu ir tavęs, vis tiek, ar ne, žmogui, kuris sakytų, ką tu ten dabar čia ten skaičiuoji, ten tas žvaigždė žiūri, tas juodasis skylės, bet kokia žmonijai nauda iš to, gal vis tiek ne tokia ta iš karto, ar ne, staigi, bet ateityje.
kaip sakiau, tiesioginės naudos nėra, bet netiesioginė nauda gali būti įvairi iš astrofizikos tyrimų. Na, platesnė prasme kosmoso tyrimų. Tarkim, daug yra istorijų apie tai, kad NASA ten vystydama visokias kosmoso programas išrado įvairių technologijų, tokių kaip ten šitie velcro kibukai arba... Sauskelnes, ne? Atrodo. Nežinau apie sauskelnes. Saulės akiniai ten... Teflonas, man atrodo, irgi kažkas buvo susiję ten su bandymais erdvėlaivių tą apsaugą sukurti, kad krisdami į žemę nesudegtų. Kažkas tokio. Dabar tiksliai neišvardinsiu šitų, bet apie tokias technologijas išrastas būna dažnai kalbama. Tarkim, Jameso Webbo kosminis teleskopas, nors ir labai ilgai gamintas ir labai ilgai vėlavęs, bet jį vystant vėlgi išrastos patobulintos reikšmingai vaizdinimo technologijos, kurios greitai rado pritaikymą medicinoje. Tai yra įvairiems tenai medicininiams zondams ir panašiai galima pritaikyti tas pačias technologijas. Vėlgi nežinau tikslių detalių, bet patį tą faktą esu girdėjęs. Kalbant apie labiau tuos astronominius atradimus, kurie nėra tiesiogiai technologiniai, tai, tarkim, inertinės dujos buvo astronomų atrastos daug anksčiau negu Žemėje aptiktos. Helis buvo aptiktas Saulėje pirmiau negu Žemėje. Ir kitos, man atrodo, neonas irgi buvo aptiktas būtent žvaigždžių spektruose, kad identifikuota, kad yra toksai kažkoks elementas ir tik tai vėliau aptikta, kad tokios dujos Žemėje egzistuoja. Na, ar net pamatė, kad yra ar ne kosmos ir tada paieškom pas mus. Taip, ir tada pavyko atrasti ir Žemėje. Na, aišku, be astronomijos vis tiek būtų atradę žmonės, nes sistematika toj chemijoje vystėsi 19 amžiuje periodinė lentelė sukurta. Buvo aišku, kad turi būtent kažkokie elementai. Bet tiesiog gal be astronomijos būtų tie atradimai vėliau padaryti ir vėliau kartu ir išsiaiškinta, kaip ir taikyti. Taip pat astronomija padeda astronomija, tiksliau astronominiai kūnai, kai kurie gali būti puikios ekstremalių sąlygų laboratorijos, kokių Žemėje neįmanoma sukurti. Na, tarkim, paimkim neutroninę žvaigždę. Tai yra daugiau nei Saulės masės kūnas suspaustas į 14 km spindulio sferą. Tai yra neįsivaizduojama milžiniškas tankis. Tokio tankio Žemėje pasiekti jokiose laboratorijose toli gražu neįmanoma. Taigi, tyrinėdami, kaip tos neutroninės žvaigždės elgiasi, kokia jų sandara yra struktūra, mes galim suprasti, kaip medžiaga elgiasi tokiamis ekstremaliomis sąlygomis. Kol kas tam pritaikymo nėra, bet galbūt ateityje iš to išsivystys koks nors ir medžiagų mokslo pritaikymas. Ir daugiau tokių ekstremalių procesų yra ekstremalios temperatūros, tie patys ekstremalūs tankiai, kartu ir ekstremalus šaltis ir ekstremalus vakuumas, žodžiu, tokie visiškai ekstremumai. Taip, jeigu pasižiūrėjus į įvairiausių tų fizikinių dydžių, ilgio, masės, laiko, temperatūros, galimus intervalus kosmose, tai paaiškėja, kad Žemėje mes pagal visus šitos parametrus esame daugmaž per vidurį. Ta prasme, tarp šalčiausių ir karščiausių per vidurį, tarp trumpiausių ir ilgiausių per vidurį. Ir, bent jau arti vidurio. Tas aukso viduriukas toks esame. Taip, toks aukso viduriukas, kas turbūt kaip ir logiška yra, nes greičiausiai nei vienam, nei kitam ekstremume jokių būdų gyvybė negalėtų išsivystyti. Bet, kartu tas buvimas viduryje reiškia, kad mums nutolti nuo to vidurio Žemės sąlygomis yra sudėtinga. Kosmose tos sąlygos natūraliai egzistuoja. Tai jeigu gali pasižiūrėti, gali ištirti jas, tai tada gauni žinių tiesiog bendrai apie tai, kaip veikia visata. Tai va, aš manau, kad astrofizika, astronomija turbūt yra vienas iš tokių mokslo šakų, kur tu gali labai taip, bent jau man taip iš šono, išeiti iš tos kasdienybės, šiek tiek truputį pamastyti giliau, ar ne, kad kokia ta mūsų vieta yra visatoje, ar ne, kokia ta visata yra plati,
koks tas žmogus yra vienok ir menkas, skruzdėlytė maža, bet vienok, kita vertus tu gali tyrinėti tai, kur tu niekada nepateksi galbūt gyvenime ir žmonė galbūt net ir nenukeliaus. Tai, ir būna įvairios reakcijos, vieni kaip tik labai gėrisi ar ne žvaigždėtų dangumi, jie ir džiaugiasi ir jie kažkaip tokio didingumo jausmo jiems yra, kad žmogus gali tai studijuoti ir svajoja apie tas keliones, rašo fantastinius kūrinius, o kitiem kaip tik yra tokia baimė, kad štai kokie mes esame maži, nereikšmingi ir kaip čia viskas yra trapu, ar ne, koks nors tai didžiulė plyta kosminė užskris ant žemės ir viskas baigsis. Tai tu labiau į kurią pusę linktume? Ar to tokio skruzdėliuko suvokimo savęs, ar labiau tokio kaip tik, kad, kaip yra pakilėjimas tas toks? Aš labiau optimistiniai pusė esu, bet tikrai neatmetu ir neignoruoju to trapumo faktorius. Kaip teisingai sakai, asteroidas koks nors atskristų, trenktųsi į Žemę po civilizacijos, jeigu pakankamai didelis jis būtų. Arba sprogtų kur nors netoliese supernova ir irgi mums blogai. Arba gamma spindulių žybsnis pataikytų netyčia tiesiai į Žemę nukreiptas ir vėlgi išgarina atmosferą, sterilizuoja paviršių. Čia iš Saulės? Ne, laimė ne iš Saulės. Ne, gamma spindulių žybsniai irgi yra arba labai masyvių žvaigždžių sprogimai, arba tų pačių minėtų neutroninių žvaigždžių porų susiliejimai. Bet šiuo metu tokio pavojaus mums negresia. Tai yra, kad taip arti kas nors būtų, kad tas žybsnis galėtų mums pakenkti. Kaip ir su supernovomis irgi šiuo metu mums pavojaus nėra. Su asteroidais, vėlgi, per artimiausius 100 metų pavojaus nėra. Ir tai yra vienas iš tų teigiamų ir optimistinių dalykų. Mes galim tvirtai sakyti, kad per 100 metų į Žemę joks asteroidas nepataikys, nes joks pavojingas asteroidas nepataikys, nes mes pakankamai gerai žinome ir stebime ir sekame tuos didelius pavojingus asteroidus ir pakankamai gerai galime prognozuoti jų orbitas, kad galim pasakyti, jog per 100 metų nei vienas su Žeme nesusidurs. Vėliau irgi greičiausiai nesusidurs, tiesiog tos prognozės darosi vis mažiau patikimas. Bet tas faktas, kad mes galime suvokti ir kai pasidomi, tarkim, mokslo istoriją, kiek mes daug suvokiame per tikrai, kaip žmonijai neilgą laiko tarpą, kai pagalvoju, kad astronomija kaip tokia, žinoma, į nakties dangų žiūrėjo ir bandė kažką suprasti žmonės nuo seniausių laikų, turbūt dar nuo tada, kai nebuvo žmonės. Dar iki tol, kol pasidarėm Homo sapiens, turbūt mūsų protėviai žiūrėjo nakties dangų ir galvojo, o kasgi ten švyti. Bet šiaip astronominių veikalų ir tokių bandymų suvokti, kas ir kodėl tenai vyksta, užuomazgų tokio mokslinio supratimo yra ir antikos laikais. Bet rimtesnis suvokimas prasidėjo, viena tokia revoliucija buvo 17 amžius, kai teleskopai išrasti, ir antra revoliucija buvo 19 amžiaus vidurys, kai atsirado spektroskopija kaip mokslas ir taip pat atsirado fotodetektoriai, kurios per teleskopų buvo galima prijungti, ir tada labai sumažintas buvo pavojus ar tas trūkumas, kad žmogaus akis yra netobulas detektorius vis tiek. Ir būtent 19 amžiai spektroskopija atsiradus buvo galima nustatyti, iš kokių cheminių elementų susideda tai, ką mes matome kosmose. Fotografinės plokštelės ar įvairūs būdai tiesiog fiksuoti tą šviesą, kuri pasiekia teleskopus, ne tik, kad žmogui pamačius ir nupaišant, o būtent jau realiai nuotraukas darant, leido daug tiksliau nustatinėti, kas yra kosmose, kaip išsidėstė ir svarbiausia, kaip keičiasi. Ir taip pat atradimas elektromagnetinių bangų, kurios nėra regimosios, tai yra tiek radio, infraraudonosios, ultravioletinės, rentgenas, gamma spinduliai. Visa tai labai praplėtė tą vaizdą, parodė, kad mes matome tik tai mažytę dalį to, kas vyksta kosmose. Bet staiga atsivėrė labai labai platus langas.
Tai va, per kelis šimtus metų tokie milžiniški šuoliai į priekį. Milžiniški, gali sakyti, ar ne? Taip, milžiniški šuoliai į priekį padaryti ir vis dar mes labai labai mažai suprantame apie kosmosą. Dažnai būna, kad susiduriu, kad kam nors pasakau, kad aš esu astrofizikas ir žmonių reakcija būna, oho, taigi ten taip sudėtinga. Bet iš tiesų, kai pagalvoji, kokiame sudėtingumo lygyje mes suvokiame visatą, tai yra tiek daug mažiau už tai, pavyzdžiui, kaip mes suvokiame žmogaus organizmą, kad net lyginti nėra ko. Aišku, visatos yra labai labai daug ir jos įvairovė yra milžiniška, dėl to tų įvairių žinių mes galbūt turime apie visatą daugybę. Bet jeigu paimam kokį nors objektą atskirą, kaip tyrimo objektą, tarkim, žvaigždę paimam, tai gerai, mes suvokiam ten iš principo, kokios reakcijos generuoja energiją, kaip ta energija iš žvaigždės gelmių perduodama į paviršių, kaip tenai formuojas, tarkim, granulės, kad nuo žvaigždžių ten pučia vėjai, kad vyksta žybsniai. Bet tai yra iš esmės tas pats, kas pasakyti, kad mes suprantam, kad žmogaus širdis pumpuoja kraują ir kad raumenys tenai įsitempinėja, dėl to mes galim judėti. Tai yra labai paviršutiniškas supratimas apie žmogaus organizmą. Taip, žvaigždės irgi mūsų supratimas yra labai paviršutiniškas. Ir bet kokį astrofizikinį tyrimo objektą paimk, mūsų supratimas yra labai paviršutiniškas ir labai labai daug yra, kur dar galima gilintis. Tai vienokio daug tokių nertų dirvonų, ar ne? Bet kita vertus negaila, kad, tarkim, gyvenimas prabėgs greitai, numirs ir vis tiek tu nesužinosi nieko. Kažką būsiu sužinojęs ir kažką būsiu atradęs šiek tiek. Tai jau yra visai gerai. Tai va, apie tai, kad tu esi sužinojęs ir atradęs, galim pakalbėti. Tu tyrinėji, tavo disertacija daktaro parašyta jau čia prieš 12 metų ir iki šiol dar FTMC centre tyrinėji aktyvias galaktikas ir galaktinės tėkmes. Taigi kaip ir toks keisti tokie terminai. Tai pirmiausia, kas tos aktyvios galaktikos, kodėl jos nėra pasyvios, bet kažką aktyviai daro. Gerai, taip, 5 minučių paaiškinimas apie mano tyrimus. Gerai. Taigi, praktiškai kiekvienos galaktikos centre yra supermasyvi juodoji skylė. Mūsų irgi yra. Taip, ir mūsų galaktikos centre irgi yra. Bet jinai negrasina. Ne, Žemėje tikrai pavojus. Prašau už kvailus klausimus, bet tiesiog, kad būtų įsiaiškinkim kartai visiems laikam, žodžiu. Taip. Kvailų klausimų nebūna, viskas gerai. Taip, Paukščių tako centre irgi yra supermasyvi juodoji skylė, bet yra pakankamai toli nuo mūsų, kad mums jokio pavojaus nekelia. Galim rodyti špygą jai, žodžiu. Galim. Gerai. Taip, tiesą sakant, jį net sunkiai ir matosi iš Žemės, bent jau plika akimi, dėl to, kad tarp mūsų ir galaktikos centro yra labai daug tarp žvaigždinių dulkių, kurios užstoja bet kokią spinduliuotę iš centro. Bet jeigu, tarkim, turi kokį nors teleskopą, pusiau mėgėjišką, aš galiu pamatyti juodąją skylę per jį? Ne. Okay. Ne, juodosios skylė būtent dėl tų dulkių nepavyks pamatyti. Mūsų Paukščių tako galaktikos centras yra stebimas realiai radio bangų, infraraudonųjų bangų, rentgeno bangų diapazone. Regimieji ir ultravioletiniai spinduliai yra praktiškai visiškai sugeriami ir matysim tiesiog dulkių šydą. Tai va, bet supermasyvios juodosios skylės egzistuoja praktiškai kiekvienos galaktikos centre. Supermasyvios jos vadinamos todėl, kad jų masės prasideda nuo kelių šimtų tūkstančių Saulės masių, o didžiausios yra keliasdešimt milijardų Saulės masių. Tai milžiniški skaičiai, bet iš kitos pusės tai yra labai nedidelė dalis galaktikos masės. Daugmaž juodosios skylės ir galaktikos masių santykis yra maždaug 1/3000. Daugumai galaktikų tas galioja. Žodžiu, kuo didesnė galaktika, tuo didesnė ir juodoji skylė joje, bet santykis tas išlieka. Tai va, taigi gravitacinė juodosios skylės įtaka iš tiesų galaktikai yra labai menka. Ta gravitacinė įtaka pasireiškia realiai tik tai pačioje centrinėje galaktikos dalyje. Taip, kad čia siurbia viską, ar ne? Čia mūsų siurbia. Ne, toli gražu visko nesiurbia ir netgi jeigu juodoji skylė pranyktų iš Paukščių tako galaktikos centro, tai Saulės judėjimui aplink galaktikos centrą tas neturėtų įtakos. Nes mes judam tikrai daug didesnių atstumų nuo galaktikos centro negu juodosios skylės įtaka pasireiškia. Tai va, gravitacinė įtaka yra nykstamai maža. Tačiau prieš kiek daugiau nei 20 metų buvo pastebėta, kad tos juodųjų skylių masės
jos koreliuoja, tai yra turi sąryšį ne tik su galaktikų masėmis, kaip minėjau, bet taip pat ir su įvairiomis kitomis galaktikų savybėmis. Pavyzdžiui, tuo, kaip vidutiniškai greitai juda žvaigždės gerokai didesnėme regione galaktikos negu gravitacinė juodosios skylės įtaka. Vadinasi, kažkoks ryšys tarp jų turi būti. Na ir tas ryšys tai gali būti būtent per aktyvių galaktikų kuriamas tėkmes. Tai dabar kas yra ta aktyvi galaktika? Jeigu į juodąją skylę pradeda sparčiai kristi dujos, tas sparčiai tai reiškia tiek, kad ten kalbame apie maždaug Saulės masę per metus. Na, žodžiu, tarp žvaigždinis dujų debesis, koks nors ima kristi į juodąją skylę ir jis krenta ne visiškai tiksliai tiesiai tą juodąją skylę, nes jie yra labai mažytė. Na, tai įsivaizduokim, mes čia sėdim kambaryje ir, nežinau, ant stalo padėčiau smeigtuką kokį nors ir bandyčiau mesti kokį, kad ir teniso kamuoliuką ir pataikyti tą smeigtuką. Na, tai greičiausiai aš tiksliai jį nepataikysiu, o kažkur šalia pataikysiu. Tai tas pats yra su debesimis. Dujų debesis, jis gali būti mažesnės masės už tą juodąją skylę, bet skersmuo jo daug didesnis už juodosios skylės ir jis lekia kažkur daugmaž link juodosios skylės, bet ne visai tiksliai ją pataiko ir pradeda suktis aplink juodąją skylę, susisuka tos dujos, suformuoja vadinamą akrecinį diską, žodžiu, paplokščią dujų struktūrą, kuri labai įkaista ir pradeda ryškiai spinduliuoti. Ir ta ryški spinduliuotė jį gali nustelbti visos galaktikos žvaigždžių spinduliuotę. Žodžiu, energijos iš tenai gali būti išmetama labai daug. Iš tiesų tas procesas yra daug efektyvesnis, kalbant apie tai, kiek energijos galima išgauti iš vieno masės vieneto. Na, turim tą garsią formulę E lygu mc kvadratu, tai yra vadinama rimties masės energija kaupta būtent tam tikroje masėje. Tai žvaigždėse vykstančios termobranduolinės reakcijos, jos išlaisvina apie 0,7% masės paverčia energiją. Tuo tarpu medžiagos kritimas į juodąją skylę gali nuo kažkur 5 iki 42% rimties masės energijos masės paversti energiją. Taigi daug efektyvesnis procesas ir tos dujos sparčiai krisdamos, jos gali tikrai labai daug spinduliuoti. Tai tą mes vadiname tokią struktūrą, tai yra juodąją skylę ir aplink ją ten besisukančias dujas mes vadiname aktyviu galaktikos branduoliu, o galaktika, kuri turi aktyvų branduolį, mes vadiname aktyvia galaktika. Apskritai manoma, kad kiekviena galaktika apie 5% savo gyvavimo laiko praleidžia aktyvioje būsenoje. Mūsų nėra aktyvi galaktika. Šiuo metu nėra, bet turim įrodymų, kad prieš kokius 6 milijonus metų ji buvo aktyvi, galbūt apie 1 milijoną metų. Bet šiaip kiekviena galaktika maždaug 5% gyvavimo laiko turėtų praleisti aktyvioje būsenoje. Ir ta labai ryški spinduliuotė, ji turi turėti kažkokį poveikį galaktikai. Vienas galimas poveikis yra toks, kad ta spinduliuotė įgreitina aplinkinės dujas ir dalį tų pačių dujų, kurios norėtų kristi į juodąją skylę, išstumia į šalis ir suformuoja tokį dujų srautą, kuris lekia daug didesnių greičių negu tipiniai dujų greičiai judėjimo galaktikos. Jau tie tipiniai dujų judėjimo greičiai yra labai dideli lyginant su žmogiškais masteliais. Mes kalbam apie 100 ir daugiau kilometrų per sekundę. Tuo tarpu tas srautas, vadinamas aktyvaus branduolio vėjų, jis gali pasiekti net ir apie 10% šviesos greičio. Tai yra keliasdešimt tūkstančių kilometrų per sekundę. Taip įgreitintos dujos, net jeigu jų nėra daug, bet jos tiesiog lėkdamos į šalis, jos sukuria labai stiprią smūginę bangą pasiekusios kitas dujas. Ir ta smūginė banga, smūginės bangos vienas iš fizikinių poveikių yra tas, kad medžiaga įkaista. Tai, žodžiu, tos dujos, jos labai įgreitintos buvo, bet jos staiga pasidaro labai karštos. Vėlgi daug karštesnės negu kitos dujų temperatūros galaktikoje. Ir galaktikos centre, įsivaizduokim,
vos net kaip sprogimas įvyksta. Atsiranda labai karštų dujų burbulas. Na, jisai ima plėstis, nes jos slėgis yra daug didesnis negu likusių galaktikos dujų. Jis ima plėstis ir tada jau gali didelius dujų kiekius įgreitinti irgi iki ten kelių šimtų ar tūkstančio kilometrų per sekundę. Tokio greičio pakanka, kad tos dujos pabėgtų visiškai iš galaktikos. Toks fejerverkas, toks savotiškas. Na, tarsi fejerverkas. Ir tos dujos išstumiamos iš galaktikos. Na, jeigu dujos iš galaktikos išstumiamos, vadinasi, nebelieka iš ko formuotis žvaigždėms, nes iš tų pačių dujų formuojasi ir žvaigždės. Aš noriu paklausti, iš kur tos dujos ateina į tą galaktiką arba tos juodosios skylės? Šiaip galaktikoje, daugumoje galaktikų yra nemažai tų dujų. Čia po didžiojo sprogimo? Taip, po didžiojo sprogimo visata buvo tiesiog pilna dujų ir pradėjus formuotis galaktikoms, tos dujos irgi ėmė kristi į galaktikas. Ir jos po truputį vis dar tą daro. Tarp galaktinėje erdvėje vis dar yra dujų, kurios po truputį krenta į galaktikas. Pačiose galaktikose dujos irgi visaip juda, tai artyn per centrą, tai tolyn nuo jo. Tos pačios žvaigždės dujas irgi šiek tiek sujaukia visaip. Na ir tokie procesai ir judėjimai vyksta nuolat ir dujos pasiekia juodąją skylę, bet tada yra dalis jų išstumiama dideliais greičiais ir netgi visoje galaktikoje esančios dujos gali būti išstumiamos lauk. Na, jeigu dujos išstumiamos iš galaktikos, vadinasi, sustoja žvaigždžių formavimasis. Ir čia vėlgi vienas iš darbų, prie kurių aš esu prisidėjęs, tai galim rasti ryšį tarp to, kokia masyvi juodoji skylė, kiek stipriai šviečia tas aktyvus branduolys ir to, kaip sparčiai bus išstuminėjamos dujos, kiek daug jų bus išstumta ir ar tai sustabdys žvaigždžių formavimąsi galaktikoje ar nesustabdys. Tai va, o tokios dujų tėkmės, jos aptiktos, skirtingi tipai tų tėkmių yra, bet vienas tokių būtent masyvių tėkmių tipas, kur tikrai dujos gali pabėginėti iš galaktikos, reikšmingas kiekis dujų gali pabėgti iš galaktikos, atrastas apie 2009 metus. Čia gan naujas dalykas. Palyginus, jau 15 metų, aišku, praėjo, bet vis tiek palyginus neseniai, ir tai aš tuo metu kaip tik buvau bepradėtas doktorantūrą ir vieni iš pirmųjų tų atradimų labai gražiai susiderino su to, ką aš tyrinėjau būtent iš teorinės modelio pusės ir labai pasisekė taip, kad tas modelis, kurį aš tyrinėjau, labai puikiai paaiškino, kodėl tėkmių savybės yra būtent tokios, kokios yra. Tėkmių greičiai ir tai, kiek jos medžiagos išneša iš galaktikos. Tai, ką aš savo modeliu prognozavau, labai gerai atitiko stebėjimus. Ten pirmų gal kokių 10 galaktikų. Ir valio publikavau tas darbas astrofizikų, tyrinėjančių būtent tas aktyvias galaktikas bendruomenė greitai irgi sulaukė susidomėjimo. Na ir tai iš dalies mane paskatino toliau šitoje temoje likti, nes pasirodė, kad perspektyvi tema ir tikrai yra ką joje tyrinėti. Dar klausimas, tos dujos, kurios ar ne, būna kaip paturbintos ir įkaitosios, jos lekia lauk iš galaktikos, jos, tarkim, jeigu kelyje sutinka gyvenamą planetą ir pereina, tai tiem gyventojams būna ne kažką nuo to, ar čia... Kaip ir su daugeliu dalykų priklauso nuo to, kiek arti galaktikos centro ta gyvenama planeta. Skaičių nepasakysiu, bet iš esmės, jeigu esi labai arti to aktyvaus branduolio, tai tada tiek paties aktyvaus branduolio spinduliuotė, tiek ta dujų tėkmė tikrai gali pakenkti planetai. Iš kitos pusės, jeigu esi pakankamai toli, o Saulė tikrai yra pakankamai toli, tai čia vėl nuraminsiu, kad mums pavojus šitas irgi nekelia. Tai tada tiesiog tas dujų srautas, net jeigu jis galaktiniais mastais yra masyvus ir didelio greičio, jis vis tiek nesugebėtų suspausti to apsauginio burbulo, kurį Saulė sukuria aplink visas planetas. Nes Saulės vėjas išpučia burbulą, vadinamą heliosferą, kuris atlaiko visos tos tarpžvaigždinės medžiagos judėjimą ir tiesiog neįsileidžia jos. Tai ir ta tėkmė irgi praeitų ir nepadarytų didelio poveikio, didelio pavojaus nekeltų. Pro Žemę yra kažkas praėję? Tokios tėkmės pro Žemę būtent greičiausiai nėra praėjusios, nes mes esame paukščių tako diske,
o diske dujų tankis yra didesnis negu kitose dalyse galaktikos, dėl to bet kokia tėkmė pradėjusi plisti nuo galaktikos centro, jie tiesiog negali plisti disko plokštumoje, dėl to jie lengviau plisti statmenai ir jie plečiasi statmenai. Panašiai kaip jeigu balioną pučiam, ir jeigu suspaudžiam kurį nors vietoj balioną, tai jisai pučiasi į kitas puses. Taip. Tai čia tas pats yra. Pučiasi balionas, bet galaktikos diskas jį suspaudžia ir dėl to balionas pučiasi į tokius du burbulus. Ir daug kur įvairiose galaktikose yra stebima, kad būtent tos galaktinės tėkmės, jos toks kaip dvigubą kūgį sudaro, kad nesferiškai plinta, bet kūgiais ir statmenai diskai. Paukščių take irgi, kaip minėjau, prieš 6 milijonus metų greičiausiai buvo aktyvus branduolys. Pas mus tai dabar dar matom tokius vadinamus Fermi burbulus, tai yra dujų burbulai statmenai galaktikos diskui iškilę, kurie greičiausiai yra to aktyvumo epizodo padarinys. Tai buvo 5 minučių pamokėlė su Kastyčiu Zubovu. O žiūrėk, bet kaip tu tai tyrinėji? Tu teleskopo turbūt nesinaudoji. Tu gauni duomenis tiesiog sėdi prie kompiuterio ir apskaičiuoji su matematiniais modeliais, kaip tas darbas būna. Taip, aš esu būtent astrofizikas teoretikas, tai reiškia, aš tiesiogiai teleskopais nesinaudoju ir žalių duomenų iš teleskopų irgi neapdoroju. O aš vystau būtent fizikinius modelius, kuriais bandau paaiškinti, kas yra stebima. Tai kartais tas darbas yra tiesiog vadinamas analitinis, tai galiu tiesiog popieriaus lapą pasiėmęs su tušinuku rašyti formulės ir žiūrėti, kas iš jų išsiveda. Dažniausiai reikia kažko sudėtingesnio. Tai yra kompiuterinių programų, kurios leistų tas lygtis jau skaičiuoti ar analizuoti kažkaip skaitmeniškai, arba skaitmeninių modelių, kuriuose labai daug įvairių lygčių leidžia nagrinėti, kaip kokia sistema vystytųsi veikiant tiesiog žinomiems fizikos dėsniams. Aprašau, kokios pradinės sąlygos, kaip pradžioje pasiskirščiusios yra, tarkim, dujos galaktikoje. Ir tada pasakau, dabar įsijungia aktyvus branduolys, kurio ten šviesumas yra toksai. Ir tada modelis jau sprendžia lygtis, kaip veikiant gravitacijai, kaip veikiant hidrodinamikai, kaip veikiant tai spinduliuotei, kaip dujos toliau vystysis, kaip tas branduolys turės joms poveikį. Tai tokie modeliai, tada jau jų rezultatai gali būti lyginami su tuo, kas stebima. Tai tu pirmą modelį sukuri ir paskui tada lygini, ar ne, su tais duomenim gautais iš įvairių iš įvairių teleskopų arba kitų aparatų, kurie tas bangas. Jo, tai jeigu sutampa, reiškia sėkmė ir šlovė, jeigu nesutampa, dirbam toliau. Ir kaip visada moksle idėja yra tokia, kad reikia ne tik paaiškinti tai, kas jau stebima, bet ir padaryti aiškias falsifikuojamas prognozes apie tai, kas galbūt bus stebima ateityje. Tai galvoju apie tai, kokie gali ateityje būti atlikti stebėjimai, kas dar naujo gali būti atrasta apie, tarkim, tas galaktinės tėkmes ir jų poveikį. Ir žiūriu, ką mano modeliai prognozuoja apie tai, kokie čia atradimai galėtų būti padaryti. Paskelbiu tą ir tada arba būna kažkas atrandama tokio, arba būna kas nors atrandama visai kitokio, tada reikia galvoti iš naujo. Aš klausiu ne vieno irgi pašnekovo, kokia tavo yra svajonė kaip mokslininko? Čia paklausai. Nežinau, negaliu pasakyti, kad kažkokią labai konkrečią svajonę turiu. Kad tavo vardu būtų FTMC pavadintas, pavyzdžiui, po 100 metų ar ten mažiau. Gal kokios auditorijos užteks. Tai Gerai, einam tada per kito klausimą. Einam per kito klausimą. Ir labai trumpai, čia galima, čia dar tų klausimų daug ir daug būtų, bet mėly žiūrovai ir klausytojai, mes beje turim ir čia sėdi ne bet kas, bet ir prezidentas. Ir ne bet koks prezidentas, o fantastų draugijos Tolkien Lietuva prezidentas, nes Tolkienas, turbūt garsiausias fantastikos rašytojas, daugelio mylimas ir mėgstamas, visi žinom, daugelį žinom Žiedų valdovą. Kas nežinot, tai rekomenduoju skaityti ir žiūrėti filmus pradžiai. Ir
Kastyti, irgi čia daug būtų galima kalbėti apie Tolkieną, apie fantastiką, bet esmė ta, kad tu bendradarbiauji su viena iš leidyklų ir tie, kas domisi jo kūrybą ir mėgsta ir nori kažko naujo lietuvių kalba, tai turi gerų naujienų. Taip, jau keletą metų taip nutiko, kad po to, kai pakritikavau vieną naują Žiedų valdovo leidimą, tai leidykla nusprendė, kad tai gerai, jeigu taip nori, duosim darbą. Dabar išsiplūdai ten kažkaip, ar mandagiai parašai? Stengiausi mandagiai, kaip iš šalies atrodė, tai jau kiti tegul sprendžia. Buvo žodis gėda laiške? Ne, nebuvo. Bet, man atrodo, buvo frazė, galėjo būti daug geriau. Tai tas pats frazė. Tai leidykla dabar man ir kolegams iš to paties Tolkien Lietuvos klubo atsiunčia naujus Tolkieno kūrinių vertimus, kur žada išleisti, kad priminkim tiesiog, koreguotumėm. Kad tu prisidėjai prie naujo išleidimo Tolkieno kūrinio Silmarilionas. Taip. Čia kaip Žiedų valdovo priešistorė, labai turtinga, labai graži, tikrai įspūdingas kūrinys. Taip. Ir tai ne viskas. Pirmą kartą jis buvo išleistas berods 2009 metais, o dabar prieš porą metų buvo naujas leidimas, tai su pataisytų vertimu, tai būtent mano ir kolegų pastangomis paredagavom tą vertimą. O dabar jau visai netrukus turėtų pasirodyti naujas leidimas Hurino vaikų. Tai yra irgi Tolkieno kūrinys, viena iš istorijų, kurios yra ir Silmarillione, bet Silmarillionas tai tokia, įsivaizduokim, kaip mitologijos apybraiža ir santrauka, galima sakyti, o Hurino vaikai yra viena iš istorijų esančių Silmarillione apie tokį tragišką herojų Turino Turambarą. Vėlgi, Hurino vaikai buvo išleisti 2008 metais lietuviškai, tai dabar bus naujas pataisytas vertimas ir vėlgi mano ir kolegų pastangomis tas padaryti. Ir dar, ar ne? Taip, ir dar, kiek žinau, leidykla planuoja išleisti kitą irgi iš tų Silmarillione esančių istorijų apie Bereną ir Lutieną. Meilės istorija, irgi jos yra versija, kuri atskira knyga publikuota, lietuviškai kol kas nebuvo, tai dabar jau yra ruošiamas vertimas ir turėtų dar šiemet pasirodyti. Jau turėtų būti įspūdingas kūrinys, nes kiek iš Silmarilliono teko skaityti, tai iš tikrųjų ir meilės istorija labai graži tarp žmogaus ir elfės. Taip, ir kartu, jeigu Žiedų valdovas kritikuojamas, jog ten moteris kažkaip taip antram plane, jos ten nelabai ką ir daro, tai iš tikrųjų Lutiena yra įspūdinga veikėja ir stipri ir drąsi ir taip. Tikrai ten daug tokių, Taip, tai yra istorija apie tai, kaip riteris gelbsti mergelę, tik tai riteris yra Lutieno, mergelė yra Berenas. Kai kuriuose tos istorijos dalyse, kitose yra priešingai, žodžiu. Ir šuniukų mylėtojams patiks irgi knyga. Taip, tikrai taip. Gerai, tai turbūt tiek, Kastyti, kas nori su Kastyčiu daugiau susipažinti, tai tikrai skaitykite. Įvesti tiesiog Google Kastytis Zubovas ir rasit, nežinau, visiems metam į priekį skaitimo ir žiūrėjimo. Konstanta LT, jo yra asmeninis puslapis, kuris dalinasi įvairiausiamis naujienomis ir paaiškina vaizdžiai įdomiai dalykus susijusius su kosmosu, taip pat mokslo sriuba. Jeigu naršysit ten, tai irgi rasit tinklalaides su Kastyčiu Zubovu kartą į savaitę išeinančias. Ir taip pat jis taip pat ir rašo irgi vienam portale, tai rasit irgi jo tekstų. Ačiū tau. Ačiū, kad pakvietei. Aš Simonas Bendžius, čia fizinių ir technologijos mokslų centro arba FTMC tinklalaidė. Tai ką jūs ten darot, susigirdėsim, susimatysim už 2 savaičių. Iki.